Pasiruošus? Sveiki visi, atvykę į mūsų naują podcastą. Ir šiandien pas mus svečiuose yra Akvilė, 11-okė. Tai labas, Akvilė. Labas, Lukne. Ir tiesą sakant, pradėsim šį podcastą biškį kitaip. Turim žaidimą, aš pati net nežinau, kas tai per žaidimas, bet esmė yra tame. Mes trauksim po vieną kortelę, kuri yra ant stalo. Ten yra klausimai ir užduosim vieną kitai klausimus kažkokius. Tai galim, manau, kažką ištraukti. Šitą pavyzdžiui. Kaip supranti, kad pavargai? Ką jauti kūne? O viešpatį. Nežinau. Reikia pagalvoti. Tai tiesiog jaučiasi toks pavargimas ir tiesiog noras nieko nedaryti. Tiesiog atsitraukti nuo visų ir būti vienam su savimi. Toks atsiguli lovą ir... Taip, gali tu vieną ištraukti. Aš pabandysiu atsakyti. Papasakok, kas tave ramina. Kas mane ramina? Yra, gerai, rami muzika ramina šiaip mane, bet čia toks, kur labai paprastas. Tada aš labai mėgstu pasidaryti savo jaukią aplinką kažkokią. Ten pavyzdžiui, nežinau, išjungi ryškę tą kambario lempą, įsijungi kas mažesnės, jaukesnės, tai kokią žvakę užsideg, dar kažką, biškį susikaupt, suimt save ir tada manau, kad gali nusiraminti tikrai. Dar kartais išsipasakojimas padeda, bet čia toks. Jo. Gerai, manau, galim pradėti, toks buvo apšilimas. Tai, Akvilė, prašau, prisistatyk, papasako, kas tu esi, kažką apie save ir kaip leidi savo laisvalaikį. Tai mano vardas Akvilė, esu šios gimnazijos trečiokė. Taip pat dirbu oro akrobatikos trenerė studijoje Delarijoje. Laisvalaikį stengiuosi dažniausiai pailsėti, ir skirtis savo laiką, nes turiu labai gana užimtą grafiką. Tai tu mums sakai, kad užsiemi oro akrobatiką. Tai kas tai yra per sportas ir iš vis gal yra žmonių, kurie mano, kad tai yra menas, o ne sportas. Tai kokia tavo nuomonė yra apie tai? Tai oro akrobatika yra cirko menas, vienas iš menų, kai atlieki tam tikrus oro akrobatinius triukus ore ant rekvizitų. Tai labai reikalauja pasiruošimo fizinio ir net psichologinio. Ir tiesiog, Bet tai, kadangi tai nėra įprastas sportas, tai kaip tu jį atradai iš vis, nuo ko pradėjai ir kas tave paskatino ten eiti ir kiek metų beje lankai jau jį? 6 metus. 6, tai kaip 6 metus, kaip čia nenutrauk to paties, ką tu darai? Tai šį sportą atradau visai netikėtai, kai tuo metu mano draugė lankė oro akrobatiką ir buvo atvirų durų diena. Ir aš galvoju, aš tada tuo metu nieko nelankiau, galvoju, nueisiu, pasibandysiu. Ir užkabino tuom, kad tai buvo visiškai neįprastas, toks sportas. Tai buvo kažkas, ko aš gyvenime dar nebandžius. Ir visi tie nauji pojūčiai. Ir tiesiog labai norėjau toliau tęsti šitą sportą. Aš manau, kad tai yra šiaip labai neįprasta, nes ten, žinai, visi krepšinį, kažką ten tokius ir dabar oro akrobatika toks. Rimta, skamba rimtai. Ir mes esam savim kalbėjusios, kad tu esi labai didžiose scenose pasirodžiusi. Gali man papasakot, kokios tos scenos, didžiausios galbūt, gal įsimintiniausios? Buvau pasirodžiusi mamo apdovanojimuose, tai man atrodo buvo Kauno arena. Tada buvau pasirodžiusi Rimanto Kaukėno paramos fonde ir šiaip buvau labai daug pasirodžiusi tokiose didelėse arenose tam tikrų miestų. Tai Kėdainių arena, tai irgi labai gana didelė arena. Tai šiaip sunku atsiminti, nes gana labai daug padariusi pasirodymų, tai prieš šitos 6 metus. Tai... Jo. Daug ką galėjai padaryti. Tai ir tada klausimas iškart kyla. Tai jeigu tu taip ilgai jau tai darai ir tau tai patinka, tau patinka tai? Taip, labai patinka. Tai ar planuoji ateitis tuo, nes visgi jau dirbi trenerį ir toks yra jau kitas laiptelis pasiektas? Aš vis tiek manau, kad oro akrobatika visada bus mano gyvenimo dalis. Aišku, nežinau, ant kiek jinai apims mano visą gyvenimą. Tiesiog manau, kad į ateitį norėčiau labiau orientuotis ne į treniravimą vaikų, o į pasirodymus.
Ir, nu, gal norėčiau paimti oro akrobatiką kaip antrą darbą, žinai, kad po to pagrindinio darbo vakare nueini pasirodymą pasidarai ir... Aš manau, čia labai gera būtų kasdienybė. O kalbant apie tą kasdienybę, tai ar yra dalykų, kuriuos tu privalai padaryti dėl tos oro akrobatikos, gal tu, kažką turi daryti dėl jos? Taip, turiu labai daug sportuoti, kiekvieną dieną sportuoju ir ypač lankstausi, nes oro akrobatika reikalauja tų visų idealių virvučių, špagatų ir panašiai. Tai tiesiog turiu kiekvieną dieną atsikeliu ir privalau sportuoti, lankstytis, nesvarbu. Aišku, sako mano trenerė vadovė, kad reikėtų pailsėti. Aš ir skiriu tą laiką pailsėjimui, kai turiu, bet vis tiek man net pačiai norisi išeiti ir eiti sportuoti paskui. Aš negaliu tiesiog sėdėti, atsikelti ir nenueiti pasportuoti. O tai tu atsikėlus prieš mokyklą dar kažką darai, sportuoji? Stengiuosi prasitampyti, kai atsikeliu tiesiog, kad pažadinti raumenis, bet šiaip prieš mokyklą tai tiesiog prasitampau, kaip sakiau, ir po mokyklos tai tiesiog dirbo ir tiesiog išeina, kad aš savaitgaliais ten nueinu į kokį džymą ir viskas. Bet šiaip labai geras įprotis, toks, tu privalai sportuoti, toks fainai, labai. Ir tada, kalbant apie tos visus sportus, tai ar norėtum išbandyti dar kokį nors sportą ir nebūtinai 6 metus čia jį lankyti ir būti trenerė, bet šiaip, ar norėtum? Norėčiau išbandyti pool dance. Aš jau esu bandžiusi, bet nebandžiau taip, kad įsigilinti tą sportą. Norėčiau labiau ten tos sunkesnius triukus pabandyti ir panašiai. Tiesiog labai moteriškai atrodo tas visas šokis, kai jie šoka ten prie to stulpo ir daro tos triukus. Tai jo, pool dance norėčiau pabandyti. Ja, bet tau, žinai, tiktų, nes tavo kūnas jau taip yra toks pakankamai stiprus, tai jau toks būtų tu būtum pasiruošus tam. Nes tai yra artimas rytis oro akrobatikai. Taip, tai ir mes turim 2 paskutinius klausimus. Jie visi juos yra atsakę ir jau turbūt atsibodo jie, bet kas yra tavo autoritetas? Aš neturiu autoriteto kaip konkretaus žmogaus. Tiesiog labai mėgstu atsižvelgti į žmonės, kurie daro tai, kas jiems patinka, su aistra daro ir tiesiog tai mane įkvepia daryti dar daugiau, nes tiesiog kai bendrauju su žmonėmis, kurie tiesiog daro tai, kas jiem patinka, tai tiesiog norisi daryti taip pat tai, kas tau patinka ir pasiekti kuo daugiau. Tave tai skatina, ne? Jo. Gerai. Ir tada, kokia yra tavo didžiausia svajonė ir ar iš vis turi ją? Turiu svajonę, bet tokia, ne tai, kad neįprasta, tiesiog nekonkretiai kažkokia, žinai, kai sako, noriu to daikto arba pasiekti ten milijonų ir panašiai. Tiesiog norėčiau iš gyvenimo pasiimti viską, ką jis duoda, nes labai nenorėčiau mirti su ta mintim, kad gyvenau savo gyvenimą veltui. Tai noriu išbandyti viską, ką įmanoma gyvenime, tiesiog naujus pomėgius kažkokius, viską tiesiog. Pasimti viską tiesiog. Ja. Taip. Tai manau labai graži svajonė. Ir labai tau ačiū, Akvilė, kad tu pas mus atėjai, nes tu buvai tas žmogus, kur aš labai norėjau, kad tu ateitum, nes aš manau, kad turi ką papasakoti tikrai daugiau. Tai ačiū tau labai, ačiū žiūrovam, kurie klausė ir žiūrėjo, ir tada susitiksim jau kituose podcastuose. Viso gero. Viskas.